Taigi žiūrim pirmą problemą. Pirma problema ir jos priežastis tai yra ego susitarimas su ego, su tamsiąją pusę, kadangi labai skaudėjo ir buvo baisu būti savimi, siela nusprendė uždėti kaukę, tokį portretą ir vaizduoti, kad jinai yra ne tokia, kokia yra. Tai yra Triumph of Lies, tai yra tokia iliuzija, aš esu ne toks, koks esu iš tikrųjų. Realybėje aš vaizduoju, kad aš esu visiškai kitoks, tam, kad išvengti to skausmo, kai aš esu tikras, nes kažkada jam skaudėjo. Ir dabar pasižiūrim toliau. Jau matosi, kad žmogus suvokia problemą, jau sveikas protas nugali tą, jau mato savo tą iliuziją, savo kaukę, jau mato ir gali save analizuoti, bet kažkas dar laiko, kažkas dar kabinasi už tos tiesos ir reikia leisti tam būti, tegul viskas būna, kol kas yra dar kabliukas, bet yra toks prašviesėjimas, matosi, kad žmogus nueina nuo tų visų iliuzijų, nuo tų materialių dalykų, už kurių kabinosi, nes kažkada teko psichikai užsikabinti už materialių dalykų, už kažkokių žmonių, jausmų ir vaizduoti save visiškai kitu. Bet matosi, kad situacija gerėja ir žmogus išeina iš tos situacijos, eina į kalnus, kalnai tai yra išmintis, kad viskas jau eina į gerą ir rezultate veda į tokį sujungimą, į harmoniją, kai susijungia šviesa ir tamsa ir tai duoda tokios vidinės harmonijos, vidinė kažkokio perversmo, transformacijos. Tai visa ta situacija, kur žmogus turėjo vaizduoti save kitų žmogumi, uždėti kažkokias kaukės, rezultate vis tiek duoda kažkokio tokio pokyčių vidinių, transformacijų ir tai reikia priimti, tai yra labai nuostabi būsena. Dabar žiūrim antrą variantą. Tai problema, priežastis. Priežastis yra susitarimas su ego, kūno nepriėmimas. Žmogus nesuvokia, kad kūnas tai yra jo šventykla jo sielai. Yra konfliktas vidinis tarp kūno, tarp žemiškos dalies ir kosminės dalies. Yra jausmas, kad aš esu nieko vertas, aš neturiu vietos šioje žemėje, neįmanoma įsižeminti, pajusti kūną, kontakto su kūnu. Ir tai yra programa specialiai įdiegta tam, kad žmogus suvoktų tam tikrus dalykus. Visų pirma, tai yra, kad kūnas skirtas ne tam, kad patenkinti kitų žmonių poreikius ir kad kiti pasitenkintų iš to, ką jūs darote ir ką savyje turite. Kad visų pirma, kūnas tai yra jūsų indas, tai yra jūsų šventykla ir jūs turite nustatyti ribas ir neleisti ten lysti kitiem žmonėm, kitiem veikėjam, naudotis juo. Visų pirma, reikia išmokti nustatyti ribas ir tokį pajausti, kad tą vertybę savo kūno, savo materialios dalies. Tam reikalinga yra stipri vyriškoje dalis, reikia tvirtinti savo vyriškoje dalį, duoti savo atramos tvirtumo. Čia yra labai stipri energija, ugninė energija, kurios reikia, kad moteriška dalis galėtų laisvai atsipalaiduoti ir būti priimtai. Tai tiesiog pastoviai savo sakyti, priminti apie kūną, apie įsižeminimą,
kad aš turiu vietos šitoje žemėje, mane palaiko, aš turiu čia kažkokį tikslą, prasmę ir mane visą laiką palaiko ir priema ir pajausti tą palaikymą viduje, tą ugnį, aistrą iš savo vyriškos pusės ir visa tai atveria tokį vizualizacijos galias. Jūs galėsite tiesiog vizualizacijos pagalba savo įsivaizduoti, kokio kūno jūs norite, kokius pokyčius norite savo gyvenime. Ir galėsite tai realizuoti, jau galite bandyti tai daryti, matyti savo gražų kūną, įsivaizduoti, kad tai yra jūsų pagrindinis įrankis, su kuriuo jūs čia atėjote perduoti žmonėms informaciją, gauti malonumus šitoje žemėje, pasitenkinimą. Visą tos pojūčius gražius galima gauti per kūną ir tą jūs galite vizualizuoti ir visą tai galės realizuotis. Taigi trečioji pozicija, susitarimas su ego, yra kerštas. Jeigu pažiūrėti į paveiksliuką, matosi, kad kažkas buvo pasiruošęs kautis, muštis su didelė agresija ir pykčiu, bet toks jausmas, kad priešas pabėgo. Ir tas vidinis pyktis liko viduje. Ir toks jausmas, kad man reikia išleisti tą pyktį, aš taip norėjau kautis, bet ten, kur aš norėjau išleisti tai, dabar to objekto nėra. Ir mes žiūrim, kad vis dėlto žmogus suranda su kuo kautis. Galbūt tai yra vidinė dalis, galbūt tai išorinė arba išorinė ir vidinė dalis, kurią vis dėlto jisai skriaudė visą gyvenimą kažkaip. Ir dabar jaučia tą kaltę, nes jisai pajuto, kad skriaudė kažką tokio artimo, galbūt savo kažkokią dalį. Ir tą kaltę reikia paleisti. Reikia suvokti, kad tai buvo tik tai ego susitarimas. Tai yra pamoka, kuri veda į moteriškumą. Tai yra imperatorė, kuri, kai yra minuse, jinai yra pažeidžiama, jinai neturi atramos vidinės vyriškos, dėl to jinai tampa kontroliuojanti, jinai tampa valdanti, gali valdyti ir reikalauti, bet kai jinai priima pamoką, jinai tampa labai minkšta, moteriška, priima savo moteriškumą, silpnumą, bet tuo pačiu gali ir valdyti labai taikiai ir konstruktyviai. Ir visa tai veda į suvokimą, kad viskas, kas vyksta, turi vykti. Ir siela, ir visos dalys visatos turi tokią tendenciją išsiskaidyti tam, kad surasti save. Ir jeigu mes pradžioj matome tiesą tik tai išorėje, matome, kad tik tai išorė yra tai, ką aš suvokiu ir suprantu, bet tai nereiškia, kad viduje nėra tiesos. Toks jausmas, kad viduje eiti baisu, nes buvo labai daug skausmo, bet tas skausmas veda kaip tik į vidų. Visi skaidimai, visi skilinėjimai, jie tik tai tam, kad siela galėtų pažinti save, kaip fraktalai kosminiai, kurie dalinasi tam, kad atvaizduoti kažkokį labai gražų piešinuką, kuris turi kažkokią reikšmę ir evoliucionuoja. Tai reikia tiesiog išleisti, suvokti tą ego susitarimą, susitaikyti ir paleisti kaltę
ir suvokti, kad viduje nėra baisu. Eiti į širdį ir išmokti priimti tą vidų savo. Ir ketvirtoji pozicija. Pažiūrėsime ego susitarimas su ego. Tai yra fragmentacija, tai yra suskaidimas sielos jausmų, širdies čia praktiškai nebuvo. Buvo tik tai daugybė įsitikinimų, daugybė protų, kažkokių programų, kurie riboja jausmus ir širdies centrą. Ir toks jausmas, kad aš jau esu karste, kad mano mintis yra kardai, jau antiek mane užmušė, aš visą gyvenimą mušdavau save savo mintimis, kažkokiais įsitikinimais, kad reikia va šitaip arba kitaip. Ir aš antiek pavargau, kad dabar noriu tik tai pailsėti ir duoti laiko savo širdžiai. Toks jausmas, kad dabar ateina ramybės tokia būsena, kai aš jau suprantu, kad suskaidžiau save, užmušiau save savo protų ir reikia surasti tokį raktelį, jausmų raktelį, net ir stipriausia skrynė, didžiausia, sunkiausia galima atrakinti su jausmais, su širdelė, su širdutė. Ir tai yra, ir jau tai yra padaryta praktiškai, visas suvokimas ateina, aš galiu. Ir kur veda visas tas dalykas, kam buvo šita problema, tam, kad žmogus suprastų, kad jisai gali fokusuotis, tai reiškia keisti savo tą dėmesio centrą iš galvos į širdį. Kad tik tai jis gali nuspręsti, kur jam būti, arba galvoje ir veikti per įsitikinimus, arba jisai gali įdėti į širdį. Ir kadangi protas jau antiek priprato dirbti ir visas kūnas pagal tikras programas, tai dabar bus ir nuolatinis toks darbas daryti per širdį ir pripratinti, daryti kitaip po vieną dalyką, paleisti vieną įsitikinimą iš proto ir eiti į širdį ir daryti kažką iš širdies, iš jausmų, o ko aš noriu, ne tai, ką kiti nori, galvoja, turiu ir privalau ir būtinai reikia, bet iš širdies nusileisti ir fokusuotis būtent į širdį, į sielą ir paleisti įsitikinimus. Ta reikia pradėti daryti po truputėlį, kad pripratinti, nes viskam reikalingas laikas. Per daug buvo to suskaidimo, per daug buvo tų kardų į save, tų minčių, tų sukimosi visą laiką nuolat galvoje, kad atėjo laikas, ateidinėja tas laikas pagalvoti apie širdį, apie vidų, apie jausmus.